Esam žemės ūkio kraštas. Mes sugebam dirbti, mes sugebam pagaminti, užauginti. Ir gaila, kad skaičiai tokie yra labai įdomus. Daug kas pasakoja, kad biudžeto Lietuvos žemės ūkis BVP sudaro 7–8 procentai. Bijo pasakyti pagrindinio skaičiaus. Aš žinau, kad susieta su žemės ūkiu į biudžetą sueina 30 procentų pajamų. Tai yra susieta. Reiškia, mūsų krašte ir geležinkelis, ir jūrų uostas, krovos darbai, visa, kurie atlieka susietas darbus su mūsų produktais, su grūdų perkrovimais, su viską, tai sudaro, suplaukia pinigėliai 30 procentų. Ar reikia mūsų biudžeto? Tegu jie patys supranta. Kas liečia šiai dienos pieno kainą, mes tikrai išvažiuojam į tą Europą, šiai dienai galimas judėjimas. Mes puikiai žinom, kad yra kitur kainos procentaliai paskirstytos. Geros kainos ir Prancūzijoje, ūkininkai gauna 40 procentų galutinio produkto pieno kainos. Pas mūsų ką tai reiškia, jeigu parduotuvėje, aš grubiai pasakys, 1,5 eurų, ūkininkas gauna 15–20 centų šiai dienai. Tai ką tai reiškia? Mes turim suprasti, jeigu nori perdirbėjas lopti, tai tegu kartu ir mus vedasi. Jeigu mes būsim pajėgesni, mes tikrai turėsim geresnius karvių bandas, geresnis kokybės pieną ir vartotojas bus tikrai laimingas ir išdžiaugsis. Šiai dienai Klaipėdos rajone mes kiekvieną dieną nuo paskelbtos to piketo, kai pylė pieną, mes pradėjom akciją taikyti, tą gerąją akciją, tiesiai vartotojui dalink pieną. Kiekvieną dieną, 14 valandą, Gargžduose, vienoj vietoj praktiškai vartotojų eilė stovėjo. Vartotojas tikrai stovėdams eilėje domisi, kiek tas pienas kainuoja ir tikrai jisai yra giliai nustebęs ir kitas paaukoja tą pinigėlių sumą, kad tikrai patirtų kuo mažesnės išlaidas tas ūkininkas. Jie supranta. Mūsų valdžia tikrai priėmė sprendimą, kad laikas kalbėtis, nes ūkininkas nuėjo tiesiai pas vartotoją. Tai labai yra geras mūsų žingsnis. Aš manau, kad šiai dienai mes išgirsim tikrai gerus sprendimus priimtus ir mes galėsim normaliai ūkininkauti, gyventi ir tuo pačiu kažkieno tas noras milijonus susikrauti per trumpą greitą laikotarpį, jų priges. Tai ką?